1347 metais lietuviai puolė Ordino kraštą netgi kelis kartus. Tačiau atsakydami už tuos užpuolimus, 1348 metų sausio pabaigoje Ordinas sugausė kariuomenę pajudėjo į Lietuvą. Jie norėjo suduoti galingą smūgį pačiam Lietuvos valstybės centrui, Trakų kunigaikštystėje. Ordinas subūrė didžiulę kariuomenę ir pajudėjo link Lietuvos. Kariuomenė, kaip manoma, sudarė nuo 20 iki 40 tūkstančių kareivių. Tačiau dėl prasto oro kariuomenė pasiekė tik Įstrutį. Nedidelė kariuomenės dalis įsiveržė į centrinę Lietuvą, kurią niokojo apie 8 dienas, žudydami vyrus, moteris, jaunus ir senus. Per šį laiką jie nusiaubė kelias pilis. Bet galiausiai kryžiuočiams kelią pastojo Lietuvos kariuomenė ir Ordinas galiausiai persiskyrė į dvi dalis. Viena dalis patraukė atgal į Ordino žemes, o kita ir toliau siaubdama kraštą judėjo link Žiežmarių. 1348 metų vasario 2 dieną lietuvių pajėgos pasivijo kryžiuočius, kurie buvo ką tik nusiaubę medinę Strėvos pilį, stovėjusią Nemuno ir Strėvos upės santakoje. Kaip skelbiama, gausios pajėgos persikėlė per užšalusią Strėvos upę, nors yra manoma, kad greičiausiai kryžiuočių pajėgos persikėlinėjo per daug didesnį Nemuną, nes Strėvos upė nėra tokia plati ir gili, kad sukeltų kryžiuočiams kokių nors problemų. Prisivėję lietuviai užpuolė kryžiuočius, besikeliančius per upės ledą. Ordino kariai jau buvo iš dalies persikėlę, bet jie pamatė savo persekėtojus ir grįžo atgal per ledą į lauką ir stojo į mūšį. Kritiniu momentu kryžiuočiai kontratakavo ir savo sunkiąją kavaleriją suardė lietuvių rikiuotę ir sugebėjo nustumti lietuvius Nemuno ir Strėvos santakos link ant ledo. Kaip skelbia Ordino kronikos, apie 6 000 lietuvių įlūžo į ledinį Nemuno vandenį ir paskendo, o apie 20 000 lietuvių kryžiuočiai tiesiog paskerdė. Pasak kronininko, buvo tiek daug nuskendusių lietuvių, kad riteriai galėjo sausomis kojomis pereiti upę. Manoma, kad mūšyje žuvo 2 didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnus, Narimantas ir Manvydas. Kokio masto buvo lietuvių pralaimėjimas nėra tiksliai žinomas. Manoma, kad Vygantas Malburgietis dirbtinai padidino žuvusiųjų lietuvių skaičius. Skelbti pasauliui apie didį laimėjimą Ordinui buvo naudinga. Tai skatino Europos riterius prisijungti prie Ordino. Strėvos mūšyje didelių nuostolių patyrė ir kryžiuočiai, bet Lietuvai tai buvo itin skaudus smūgis. Susvyravo Lietuvos įtaka Rusios žemėse. Tais pačiais metais kryžiuočiai kelis kartus nuniokojo Žemaitiją. Tų pačių metų rugpjūčio 15 dieną kryžiuočiai atvyko į Veliuonos apylinkes, kurias pradėjo siaubti. Jiems priartėjus prie pačios Veliuonos, pilis pasidavė be jokios kovos. Tuo metu Veliuona buvo viena iš svarbiausių Žemaitijos gynybinių tvirtovių, atlaikiusi netgi 13 mėginimų užimti pilį. Veliuona buvo pirmą kartą sudeginta. Tuo tarpu šio žiemos mūšio liudininkė tapusi Strėvos pilis stovėjo dar beveik 20 metų. Ir tik 1368 metų rugsėjį Vokiečių ordino maršalo vadovaujami kryžiuočiai apgula medinę Strėvos pilį, ją užima ir sudegina. Daugelis pilyje buvusių žmonių pasidavė, tačiau daugybė vyrų ir moterų buvo nužudyti. Po to Strėvos pilis daugiau nebebuvo atstatyta. Lietuvos istorija iš tiesų labai įdomi ir turtinga, o tai tik labai maža dalis jos. Jeigu norite daugiau tokių video, nepamirškite mus prenumeruoti ir palikti raktinį žodį noriu. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.